Gerbiami Lietuvos piliečiai, gerbiami viso pasaulio žmonės. Noriu oficialiai pareikšti, kad man toliau vykdomas tiesioginis politinis sterilizavimas. Todėl noriu paviešinti atsakingai, viešai skundą, kurį nukreipiau Klaipėdos rajono apylinkės teismui, Europos žmogaus teisių teismui, Lietuvos Respublikos prezidentei, jos ekscelencijai Daliai Grybauskaitai, Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui Daliui Baliui, kopiją politinės partijos Drąsos kelias, Lietuvos Respublikos Seimui žmogaus teisių komitetui, taip pat Europos teisės departamentui per Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos. Pareiškėja, aš, Tatjana Žgunova, gimusi 1959 metais Lietuvoje, politinės partijos Drąsos kelias narė ir kandidatė Lietuvos Respublikos Seimą, Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungos tarybos narė ir sekretorė, laikinai sustabdžiusiai savo įgaliojimus dėl politinių represijų, nepilnamečio vaiko motina ir įstatyminė atstovė, neteista įsitokusi, pareiškiu. Dėl neteisėto, nepagristo ir tendencingai pradėto ikiteisminio tyrimo baudžiamojoje byloj visiško nutraukimo. Tai yra nežinomų man Ostapenkų kapinių išniekinimo. Neteisėtai ir tyčių pradėto mano atžvilgiu pagal tyčinius ir melagingus suinteresuotų asmenų, tai yra Liubovės Ostapenko, Leontino Ostapenko, jų degradavusio nuo alkoholio vartojimų sūnaus Jevgenijos Ostapenko ir kitų nežinomų mano asmenų melagingus pranešimus apie nebūtą ir visiškai nepadarytą nusikaltimą. Jų tokiais veiksmais atlikta tariama dar vieną nusikalstamą veiką prieš mane, kaip nekalto jokio nusikaltimo nepadariusios asmens. Taip pat darbo prieš mane dar vieną nusikaltimą. Tai yra panaudojant privestinai prieš mane nusikalstamą Lietuvos Respublikos psichiatriją su tikslu padaryti iš žmogaus daržovę. Todėl pareiškiu skundą. Turimais duomenimis, Klaipėdos AVPK, Klaipėdos rajono policijos komisariate, esančiame Gamyklos gatvė 29 Gargždai, kurio viršininkas yra Edmundas Barauskas, o tyrėja Vilma Grekštienė. Absoliučiai be jokio teisėto pagrindo, man nieko nežinant, absoliučiai nesant jokios nusikalstamos veikos požymių, man sunkiai sekant, kai man buvo užgipsuota ranka, turint mano nedarbingumo pažymėjimus ir gulint man lovoj, tokiomis aplinkybėmis man už akių 2012 metų rugpjūčio mėnesį 12 dienos yra tyčiai suklastuota ir tyčiai pradėta sufabrikuota baudžiama byla. Tai yra absoliučiai be mano žinios, be jokios mano kalties ir net man nieko nežinant. Klastojami proto, nesuvokiami įkalčiai apie nežinomus kažkieno tai kapinius, kuriuose net niekada nebuvau ir niekada net nesilankiau. Nurodyta baudžiamąją bylą, kurio numeris 68,1,0070612 yra faktiškai sufabrikuota ir suklastota. Iš mano pusės buvo imtas įvairių variantų sustabdyti Klaipėdos apygardos prokuratūros, Klaipėdos rajono apylinkės prokuratūros vyriausias prokuroras Sigitas Lečis ir Klaipėdos AVPK Klaipėdos rajono policijos komisariato, kur viršininkas Edmundas Barauskas atliekama prieš mane šį nusikalstamą veiką ir klastojamų prieš mane proto nesuvokimių įkalčių. Tačiau prieš mane nesustabdomai į tyčia toliau atliekama nusikalstama veika. Todėl kategoriškai nesutinku, kategoriškai prieštarauju su tokia toliau akivaizdžiai nusikalstama vedama prieš mane baudžiamosios bylos falsifikacija ir fabrikacija. Įtariu, kad nurodytai nusikalstamai bendrininkų grupuotis tokia veikla suinteresuotai nukreipta prieš mane vadovauja Klaipėdos apygardos prokuratūros prokuroras Giedrius Danielius, Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiai prokurorė Dalia Pucienė, jos pavaduotojas Vilmantas Ančiukaitis, Klaipėdos rajono apylinkės prokuratūros vyrprokuroras Sigitas Lečis, Klaipėdos AVPK viršininkas Benas Ivanauskas, o taip pat Klaipėdos rajono policijos komisariatas, viršininkas Edmundas Barauskas ir kiti suinteresuoti asmeniškais tikslais ir kerštais asmenys. Tai yra pareigūnai.
Ikiteisminis tyrimas šioje neteisėtai, nepagristai pradėtoje nusikalstamoji ikiteisminio tyrimo baudžiamoji byloj turi būti nedelsant nutraukiant Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 3 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindais, kai nepadaryta jokia veika turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Su atlikėju Jevgenija Ostapenko susipažinau teisme 2012 metais kovo mėnesį pabaigoje. Jam išėjus iš Klaipėdos areštinės, esančios Jūros gatvėje 1 Klaipėdos mieste. Po jo atlikto 15 parų jam skirto administracinio arešto. Pagal Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Violetos Olčikienės 2011 metų lapkričio 18 dienos nutarimą administracinėje byloj. Tai yra pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisių pažeidimo kodeksą 178 straipsnių 3 dalies. Klaipėdos miesto civilinės metrikacijos skyriui 2012 metų balandžio mėnesį teikiau prašymą su juo susituokti. Kilus nesusitarimams dėl jo nuolatinių chuliganiškų veiksmų, nuolatinių smurto prieš mane, mano vaiką ir kitus piliečius, nuolatinį jo pasirodymą viešuosiuose vietose apsvaigusiam nuo alkoholio ir panašiai, nurodyto prašymo originalą pats Ostapenka iš manęs pavogė. Jis suinteresuotais veiksmais negrąžina iki šiol. Naudoja prieš mane smurtą, grasino fizinių susidarojimų, platino mano asmens kodą į kitus mano asmens duomenys. Viešina privataus pobūdžio informaciją ir užuliai tyčia man kerštauja. Vėliau man tapo žinoma, kad nurodytas asmo yra man neištikimas, leidžia laiką su kitomis moterimis bei vyrais. Su jais girtuokliauja, faktiškai mane įžuliai įvairiomis formomis ir būdais apgaudinėja. Apvogė, įžeidinėja, šmeižia ir meluoja. Taip pat lygiagrečiai man tapo žinoma, kad nurodytas asmo serga įvairiomis priklausomybėmis ligomis. Apie 18 metų laikotarpį diena iš dienos vartoja labai stiprius alkoholinius gėrimus. Yra labai agresyvus. Dideliais kiekiais geria kenksmingus sveikatai ir protui psichotropinius vaistus, tokios kaip relanium, leksatanil ir panašiai. Dėl tokio žalingo alkoholinio vartojimo ir psichotropinių vaistų poveikių ne vieną kartą bandė nusižudyti ir turi rimtų psichinių sveikatos sutrikimų. Tai yra stovi, įskaito ir net gydosi keletą kartų psichinių sutrikimų ligoninėse ir medicininėse įstaigose, apie ką man žinoma nebuvo. Padėti jam tapo nebeįmanoma. Įrodymas, kad jis tų pačių laikotarpių krito girtas netoli savo namų, aš pateikiau teismui dienraščio Vakarų Ekspreso vaizdo įrašą, kuris yra patalpintas internete ir daugelis žmonių yra prieinamas, kaip įrodymas. Man už nugaros, į man nieko nežinant, išskirtinai slaptai, tyčia, specialiai akivaizdžiai niekinant mano gerą vardą ir įvaizdį visuomenį, prieš pat mano rinkimus Lietuvos Respublikos Seimą nuo politinės partijos Drąsos kelias ir kitais tyčiniais sumetimais prasidėjo akivaizdžiai prokurorais ir policijos organizuotas ir iki šiol vykdomas prieš mane asmens politinis įžūlus, bjaurus susidorojimas, į tam naudojami represiniai metodai, į tam reikalui pasinaudojant nurodytą alkoholiką. Klaipėdos apygardos prokuroras ir prokuroras Giedrius Danielis, Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyr-prokurorė Dalia Pocienė, jos pavaduotojas Vilmantas Ančiukaitis. Nurodyti asmenys keletą metų organizuoja mano ir mano šeimos atžvilgių įvairiaus pobūdžio represijas, terorizavimą, kratus, suėmimą ir taip panašiai. Įrodymų turiu per akis. Todėl man atžvilgių, kaip tik tapo žinoma, kad kandidatuosiu nuo politinės partijos Drąsos kelias Lietuvos Respublikos Seimą, Klaipėdos apygardos prokuratūros, Klaipėdos rajono apylinkės prokuratūros, bet Klaipėdos AVPK Klaipėdos rajono policijos komisariato iniciatyva iš karto buvo tyčia sugalvota, tyčia imituota ir tyčia pradėta iki šiol toliau klastojama baudžiamąją bylą. Tai yra vyksta mano asmens tolimesnis persekiojimas ir mano asmens teroras. Šiurkščiai pažeidžiant Lietuvos Respublikos konstitucijos principus, mano nekaltumo prezumpciją, remdamėsi prieš mane, kaip prieš Ostapenko buvusius sužadėtinis, nukreiptus nepagristus kaltinimus ir jų asmeniškai kontroversiškai realizuojamus kėslus. Tai yra specialiai tam panaudotus, išskirtinai kerštaujančius, asmeniškai suinteresuotus asmenys. Tai jie yra Liubovės Ostapenko, buvusios KGB pulkininkos, Leontino Ostapenko, jų sūnaus alkoholiko, Jevgenijaus Ostapenko ir kitų kritiškai vertinamų asmenų.
tariamai papirktų liudytojų, taip pat to paties Ostapenko galimai turinčio rimtų psichinių sveikatos sutrikimų ir sergančio nuo alkoholinio liudymų parodymais, taip pat pagal kitų nežinomų man ketinimų. Tam tikslui panaudotų giminystės ryšių suinteresuotų asmenų pranešimus apie visiškai nebūtą ir nepadarytą man tyčia inkriminuojamą nusikaltimą. Faktiškai, aš jau nukentėjau ne tik nuo Ostapenko šeimos, bet ir nuo tyčia kerštaujančių man prokurorų bei tyrėjų. Būtent tokiais išskirtinais suinteresuotais veiksmais ir buvo pradėtas ir vedamas šališkas ir nusikalstamos veikos požymius turintis ikiteisminis tyrimas, specialiai tam reikalui ir tikslams pradėtoje baudžiamoji byloj. Prieš mane, kaip absoliučiai nekalta, jokios nusikalstamos veikos nepadarusios asmens, kai jokių įrodymų man inkriminuotos nusikalstamos veikos požymių nėra, nebuvo ir negali būti, nes nesusijusi su inkriminuotais man kaltinimais, nurodytoj įvykių vietoj niekada nebuvau, nieko nežinau ir nieko parodyti neturiu. Tai yra naudojama prieš mane prievarta. Esu absoliučiai nekalta. Viskas yra sufabrikuota. Įtariu, jog tokiems tikslams yra panaudota ir LNK televizija, kurie akivaizdžiai platina tą tikrovės netitinkantį informaciją ne tik savo laidose, bet abu karamelinėse naujienose, bet ir tą pačią melagingą informaciją panaudojo prieš mane ir savo laidoje Žinios 2012 metais spalio 31 dieną, transliuotas 19 val. Ir 22 val. Vakaro žiniose žurnalistės Ramonės Bancenis. Tai yra reportažė iš Klaipėdos miesto apylinkės teismo būstinės, kuriame buvo specialiai nufilmuotas tas pats kontroversiškai vertinamas asmuo Jevgenijus Ostapenko ir kuris šioje laidoje kartu su nurodyta žurnalistė per visą Lietuvą ir per visą pasaulį eilinį kartą mane viešai apšmeižė ir viešai įžeidė. Vėl pareikšdamas, lyg tai aš esu įtariamoji ir neva atlikau nusikalstamą veiką. Tai yra lyg tai aš vandališkai apipyliau nenuplaunamais dažais jo tėvų ar protėvų kapines. Supratau, kad jis yra susidėjęs su kerštaujančiais man Klaipėdos apygardos prokuratūros ir Klaipėdos miestą ir rajono prokurorais, tyrėjais ir žurnalistais, toje klaninės bendrininkų grupuotėje. Ir nevažomai viešai skleidžia man visokius kaltinimus, net man nematant ir negalint pasipriešinti. Faktiškai, tai viskas yra baisus šmeižtas, tikrovės, netitinkančios informacijos, viešas, tyčinis, suinteresuotas paskleidimas. Tai yra tikrovės, netitinkančios informacijos paskleidimas, kuri gali pakirs pasitikėjimą manimi, įdarantis man ir mano šeimai nepataisoma moralinė ir materialinė turtinė žala, nes tai yra bjaurus, šlykštus, įžūlus melas, kuris mane labai žemina ir daro man žalą visam gyvenimui. Neatleisiu to niekada gyvenime. Sieksiu, kad būtų tie visi asmenys nubausti įstatymo numatyta tvarka. Pabrėžtina, kad nurodytus man atžvilgių kaltinimus tyčia platina pats Jevgenijus Ostapenko, jo motina ir kiti suinteresuoti asmenys. Viskas, apie ką jie kalba, yra prasimanytas melas, tikras absurdas ir proto nesuvokiamas kaltinimas man. Tai yra visiškai nekaltam ir jokios nusikalstamos veikos nepadarysiam asmeniui. Tokie primesti man kaltinimai yra tyčia išgalvoti ir faktiškai yra nusikalstamos veikos požymiai pagal Lietuvos Respublikos baudžiamą kodeksą 235 ir 236 straipsnius ir turi būti vertinami kaip melagingas pranešimas apie nebūtą ir nepadarytą nusikaltimą. Pabrėžtina, jog nurodytas asmuo, tai yra Jevgenijus Ostapenko, yra viešai pasiruošęs man ir mano dukrai keršyti ir tokiais pat būdais klastuoti duomenis ir teikt, atlikti tokią pat pobūdžią savo nusikalstamą veiką visą likusią gyvenimą. Tai yra tol, kol man sukaks 90 metų. Visiems žinoma, kad apie tai jis pats pareiškė per TV3 televiziją laidoje be komentarų 2012 metais rugpjūčio 9 dieną. Internete yra tokių pat įrodymų. Manau,
jog tai yra nusikaltimas prieš mane, mano teisių, laisvių, Lietuvos Respublikos, konstitucijos pažeidimas bei ignoravimas. Viskas atlikta tyčia išskirtinai, viską pažeidžiant su prokuroru, nusikalstama veika, palaikymu, kad kuo daugiau man pakenkti. Manau, jog nurodytais nusikaltimais ir veiksmais, įveikimu prieš mane, mano žmogaus teisių ir prieš įstatymą, veikdami nusikalstamos susivienijimo grupuotėse, Liubov Ostapenko, Leontino Ostapenko, tėtis, jų kažkokia tai giminaitė vardu Natalija, pats Jevgenijus Ostapenko kartu su LNK televizija, LNK žurnalistės Ramūnės Bandzienės iniciatyva, ber LNK televizijos pagalba, ši nusikalstama veika ir nuolat transliuojamas laidas, be reportažai daromi išskirtinai ir suinteresuotai prieš mane, kai jie faktiškai uzurpavo savo naudai teisę viešai apkalbėti mane, viešai šmeižti, visiškai man nieko nežinant, be mano žinios, man nieko nepranešant, net nesusitikdamas nei vieną kartą su manim. Tai yra nusikalstamai susitarus, jie kartu nusprendė pažeisti mano teisės į nekaltumą, akivaizdžiai piktnaudžiauja savo teisėmis. Ir to padarė man, mano nepilnamečiui vaikui ir šeimai nepataisoma žala, įskriauda visam gyvenimui. Panaudodama savo korespondentės padėtį, nurodyta žurnalistė Ramūnė Bandzienė kartu su Ostapenko apkaltina mane nebūtais dalykais ir pateikė visai Lietuvai ir net visam pasauliui melagingą pranešimą apie nebūtą ir mano nepadarytą nusikaltimą. Tai yra padarė man žalą. Tai vertinu kaip piktnaudžiavimą ir tyčinį mano teisių laisvių suvaržymą, kai negalėjau tokiems veiksmams nei pasipriešinti, nei apsiginti. Todėl patyriau moralinę žalą ir esu apšmeižta. Lietuvos Respublikos konstitucijos nuostatais kiekvienam asmeniui yra garantuojama, kad asmuo laikomas nekaltų, kol jo kaltumas neįrodytas įstatymų nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusių teismo nuosprendžių, kas pabrėžtina Lietuvos Respublikos konstitucijos 31 straipsnį 1 dalyje. Tokie primesti man kaltinimai yra tyčia išgalvoti ir prasimanyti. Todėl esu labai žeista ir labai pažeminta, kadangi absoliučiai nieko bendro su tokiais kaltinimais neturiu. Nesu susijusi su pareikštais kaltinimais ir aplamai nieko parodyti ir aiškintis neturiu ir neprivalau. Todėl toliau seksiu apginti savo teisės ir apginti man ir mano šeimai padarytą žalą. Manau, kad pats Evgenijus Ostapenko, jo motina, Liubovė Ostapenko, jo tėvas Leontinas Ostapenko ir kiti asmenys patys privalo būti patraukti baudžiamoji atsakomybei už savo neteisėtus veiksmus ir pranešimą apie nebūtą ir nepadarytą nusikaltimą. Demokratinė visuomeniai tokia veikla netoleruotina ir yra įrodymas, kai prokurorų pastangomis akivaizdžiai yra skatinama nepagarba žmogaus teisėms ir konstitucijai. Klastojamos bylos ir apie tai net viešai demonstruojama per visuomenės informavimo priemonės. Taip klastojamos bylos ir apie tai net viešai jie džiaugiasi, kad taip kankina mūsų visuomenę. Tai yra įstatymų, nekaltumo prezumpcijos ir žmogaus teisių ignoravimas, jų nesilaikymas, nepagarba, ne tik tai įstatymui, bet ir žmogui. Todėl skaitoma, kad pažeidus įstatymą, jie visi mane apšmeižė, įžeidė ir pažemino viešai, ir ne tik patys, bet ir prokurorai. Asmuo, kurio konstitucinės teisės ir laisvės pažeidžiamas, turi teisę kreiptis į teismą, o asmeniai padaryta materialinė moralinė žala atlygintinama nustatoma įstatymų nustatyta tvarka ir pagal konstitucijos 30 straipsnį 2 dalis. Kadangi nurodytas ir tyčia primestas man kaltinimas iš anksto jau plačiai paskleistas prokuratūra, policija ir visur kitur per televiziją tapo žinomas plačiai visuomeniai, visam pasauliui. Tada skaitama, kad šitų asmenų yra atliekama nusikalstama veika ir yra užbaigtas nusikaltimas, kuris tapo labai pavojingas, tendencingas, pažeidė moralę ir padarė žalą visam mano gyvenimui. Man teko labai ilgai aiškintis, kodėl esu šmeižiama. Patyriau didžiulę nepataisomą turtinį ir neturtinę žalą. Žalą padaryta mano karjerai, mano asmeniniam gyvenimui, bet ateičiai irgi
ir sugadintas ne tik tai mano įvaizdis, bet ir mano sveikata, kai akivaizdžiai sutrukdytas mano dvasinis pusiausvyra, dėl ko man labai pablogėjo sveikato, kamuoja fiziniai skausmai, sumažėjo mano gyvenimo džiaugsmas, pablogėjo santykiai su draugais, kaimynais, bendrapartiečiais, visuomenės atstovais ir kitur. Pabrėžtina, kad man iki šiol šitoj byloje nepaskirtas ir advokatas, kuo yra pažeistas Europos žmogaus teisių į pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 13 straipsnis, nors tokią teisę man užtikrina Lietuvos Respublikos konstitucija ir valstybės garantuojamas antrinis teisinis pagalbos įstatymas. Tačiau advokato iki šiol neturiu. Be to, man tapo žinoma, kad mano teisės, kurios privalo būti užtikrintos pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksą 45 straipsnį, ne tik tai neužtikrintos, bet ir toliau pažeidžiamos. Pats ikiteisminis tyrimas atliekamas tendencingai, ne tam reikalui tyčiai panaudojamas viešosios informacijos technologijos. Tuo pasekoj darant man atvirą psichologinį spaudimą. Bet tuo akivaizdžiai prieš mane naudojant psichologinį prievartą į psichiatriją, kurio tikslas padaryti iš mane daržovį. Pažymėtina, kad visiškai degradavęs asmuo, save pavadinęs talentingu alkoholiku, Ostapenko, antiek jau įžūlėjo, kad 2012 metais lapkričio 10 dieną internetinėme socialinėme tinkle Facebook'e, tai yra per visą internetą, kas reiškia per visą pasaulį, viešai išplatino informaciją apie tai, kad Klaipėdos apygardos prokuratūros, Klaipėdos rajono apylinkės prokuratūros prokuroras Gargžduose ir tyrėja jau yra susitarę atlikti dar vieną nusikalstamą veiką prieš mane ir mano laisvės tyčinį suvaržymą. Tai yra panaudoti neteisinę procesinės prievartos priemonę, atidavimą mane į sveikatos priežiūros įstaigą. Facebook'e jisai rašo, nori skirti man valstybinį teismo psichiatrijos tarnybos ekspertizę. Jeigu kelių psichiatrų konsiliumas pripažins mane nepakaltinama, tokiu atveju Tatjana privestinai ir ilgai gydys Utenos psichiatrijos ligoninė, kur yra kalėjimų tipo ir ten iš žmonių padaro daržoves. Tai yra viešasis grasinimas su manim susidoroti, naudojant nuo KGB sovietinių laikų iki šiol Lietuvoje praktikuojamus nusikalstamos ikiteisminio tyrimo sistemos metodus. Tai yra nusikalstama psichiatrija. O galutinis tikslas tokio susidarojimo su manim yra nenustatyti tiesą, o paversti mane daržovę. Tai reiškia, kad visam pasauliu viešai ir atvirai Ostapenko paskelbė, kad Lietuvoje visas ikiteisminis tyrimas bei teismai skirti ne teisingumui, o tarnauja psichiatrijai, per kurį susidarojama su žmogumi į tą asmenį psichiatrinėmis priemonėmis paverčia daržovę. Remdamis išdėstytą gindama savo šeimos pažeistas teisės ir teisėtus interesus, vadovaudamisi nuostata, kad teisingumą visgi vykdo tik teismas, taip pat protingumo ir sąžiningumo principais teismą paprašiau nedelsiant nutraukti ikiteisminį tyrimą baudžiamoji byloj kaip neteisėtai, nepagrįstai ir neteisingai pradėta. Ir nedelsiant panaikinti nepagrįstą nutarimą skirti mano atžvilgių ikiteisminio tyrimo baudžiamoji byloj valstybinį teismo psichiatrijos tarnybos ekspertizę, kas yra proto nesuvokiama, į patalpinimo mane į Utenos psichiatrijos ligoninį. Tai yra dar viena prieš mane organizuota nusikalstama veika, atliekama nusikalstamai prokuratūrai ir nusikalstamai policijai. Mėly Lietuvos žmonės, noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad taip, kaip su manim vykdomi tokie ikiteisminiai tyrimai, gali atsitikti su bent kokiu iš jūsų. Jeigu turit problemų su teisėtvarka, jeigu esat nukentėjęs ar nukentėjusieji nuo mūsų Lietuvos teisėtvarkos veiksmų, prašau drąsiai kreipkitės į mane, į politinę partiją Drąsos kelias, į Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungą.
Būkime visi vieningi. Kovokime su šitą supuvusią, visiškai degradavusią sistemą. Visi kartu. Ačiū.